Kalbaužiai, pagaliau atariau į savo kambarį. Tai praėjo kelios dienos, nuo tada, kai įrašinėjau paskutinį video. Tai paskutinės gal 2-3 dienas tiesiog vaikščiojom pro patį Beidžiną, atradinėjom naujų vietų. Literaliai tiesiog ėjom ten, kur matėm, ten, kur atrodė fainai, tai iš tikrųjų buvo labai daug fainų vaizdų. Taip pat šiandien 10 valandą atsikėlėm ir pradėjom tą savo čekino procesą. Viskas užtruko apie 2 valandas, kol nuo pat registracijų, telefonų numerio pirkimo, registracijos, studento kortelės, žodžiu, daug labai visokių niuansų. Ir tai viskas užtruko kažkur apie 2 valandas. Šiaip žiūri, noriu valgyti, pavarysim pavalgyti neužilgam. Tai kaip patį kambarį vertinu? Nu, šiaip man pilnai užtenka. Yra oro kondicionierius savo viršuj, išpučia šaltą orą, viskas veikia, žodžiu. Gal iš išvaizdos ir matos, kad buvo jau biški naudotas, bet nežinau, kiek čia nuomos kaina buvo 230 eurų mėnesiui. Tai čia, sakyčiau, nėra daug. Palyginus kaip Olandijai, kad moku 5,50. Tai va, sakyčiau, overall, very nice people. Tai va, reikės jums irgi campuso turą padaryti. Žinot, kas man labiausiai patinka su šita vieta. Šis yra džimas. Šiaip pats campusas didelis, labai didelis, čia yra belė kiek visko. Yra supermarketas, campuse yra kavinės, hotpotai, stadionai, kašių aikštelės, teniso, žodžiu, belė kiek visko. Tai tikrai veiklos čia bus, aišku, reikės ir mokintis. Tai va, ką dabar reikia daryti, tai tiesiog įsikurti kambarį, išsikrauti šmukės, susirūšiuoti, kurios rūbus reiks skalbti, nes per savaitę viskas tai va susijaukia lagaminą. Tai va, kimam į darbus ir ruošimės. Jeigu norit kokybiškų papildų, būtinai susisiekit, tikrai parekomenduosiu. Tai va, kas mane dar domina, tai yra va šitas 2 dėžės. Juose yra kaip ir welcoming giftai, tai va tą padarysim unmaišelinimą, kaip sako mūsų balta lietuvis. O greit pakuojam, ką čia turim. Knygutė kažkokia, kinų kalba ir anglų kalba, čia nežinau, kursas gal toks įvadas. Turim maikę, 4 celų XXXXL. Ekės. Turim veido kaukę. Šiaip rekomenduojama yra public transporte naudoti veido kaukės, tai gal pravers. Turim maikutę. Šiaip šitą maikutę, mano manymu, žiauriai kieta. Apsimausiu, bet neparodysiu. Panda welcome. Ni hao. Opa. O, visokių užkandžiukų. Čia mano kortelė jaučiu, kad būtų visą laiką manęs. Turim bamšpakį, turim sausinukų. Čia net neįsivaizduoju, kas čia yra. Reiks aiškinti. Opa! Va tiek, va užkandžiukų gaunam. Taip, manim rūpinat. Visokių kompletų krūva. Daugiau kaip ir domošių nėra. Šiaip dovanėlės geros, tik dabar reikia pasimatuot tas maikutės, pažiūrėsim, kaip gausis. God damn. Sakyčiau, biškiai jau oversizinė pusė, bet neblogai, visai nešiojama. Jūs tik pažiūrėkit, žiūrėkit, toks drakonas. Ne, šiaip man šitą žiūri, kad įdomu. Nešiosiu tikrai pažiūrėt prieš veidrį, kaip nors. Gal atrodo, kaip stilius. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Ok, esi. Sveiki, babaužiai, tai ką, praėjo kažkur 2 dienas nuo mano paskutinio įrašinėjimo. Tai žodžiu, neturėjau labai daug laiko kažką šiandien įrašinėti, reikėjo susipažinti su atmosfera, su žmonėm, kas čia kaip vyksta, visi procesai, Neįdomu, kaip sakant, tai nieko ir nefilmau. Tai va dabar turiu biškį laisvesnio laiko, tai varysim pajudėti prie turniuko, žiauriai pasilgau turniuką. Šiaip buvau užvakar džime. Universitetas turi džimą visai gerą, 21 euras per mėnesį. Sakė, jeigu būtų mieste, ne universitete, tai mokėtum kažkur 2 brangiau, tai jau tada biškai jaususi ta kainelė, bet dabar yra visiškai good. Tai ką, reikia persirengti ir varom pasportuoti. Dar prieš tai norėčiau pasidaryti savo gėrimuko. Va, turim tokį, čia nežinau. Elvevitas vadinas.
kofeino, kaip energetinis, kaip privarkiautas, neprivarkiautas. Turi amino rūgščių, žodžiu, labai gerai keisto. By the way, nusipirkau vakar kažkokį kinišką protein powder. Tai nežinau, jaučiu prastesnį protein powderį, nes, nieko čia prastas, čia tiesiog beskonis. Tai tas protein powderis jis yra beskonis. Kaip, manau, galit nuspėti, kad nėra visiškai malonu gerti, bet ką padarys, kol kas kiaušinių išsikepti negaliu, o proteiną iš kažkur reikia gauti organizmui. Tai ką belieka daryti, tai tiesiog ir susileisti tą proteiną. Tai, žodžiu, po visų registracijos procesų gavau 4 kortas. Kortelės, kurio galiu atskaityti universitetį už tokias paslaugas, tai čia maistas, taip toliau, internetas ir panašiai. Čia mano raktai nuo mano kambario. Čia yra viena džimo kortelė, kad eiti džimą. O čia yra kita džimo kortelė, bet nežinau, kodėl aš šitą gavau. Sakė žmonės, kurie čia dirba, nėra šitos kortelės matę, tai... Užteks čia šnekėt, reikia varyti sportuoti. Atėjom į vietą, ilgai netrukom. Tai va čia yra mūsų, nežinau, inverto dalykas. Kašio aikštelės, fulės aikštelės, tinklinio aikštelės, teniso aikštelės. Tas pats irgi yra tinklinio ir teniso. Žodžiu, sporto reikmenų tikrai netrūksta. O aš, prie savo meilės. Tai va, reikia padaryti apšilimą ir pradėti sportuoti. Ką darysim, tai treniruosis toliau front leverį. Nežinau, tikrai nemažai laiko praėjo nuo paskutinės front leverio treniruotės, bet išmokti noras vis dar yra didelis. Tai ką, reikia pasižiūrėti, kokioj situacijai, kokioj formai esu dabar. Ta, pažiūrėjau medžiagą. Tai sakyčiau, kaip po tokios pertraukos, 5 sekundės su lenktais kelienais, kas buvo mano didžiausias progressionas. Šiaip didžiausias progressionas buvo su lenktais kelienais, bet viena koja pilnai ištiesta. Išlaikyti, man rodos, porą sekundžių. O tiesaus dar pilno front leverio, tai pilnai normaliai garantuoti dar nebuvau niekada išlaikęs. Tai palei idėją jau nedaug trūksta. O kaip po pertraukos, 5 sekundės su lenktom kojom, sakyčiau, visai padorė. Tai ką dar porą kartų padarysiu šitą ir tiesiog pereisiu į nugaros workoutą. Tai platus prisitraukimai, deadliftai, tai atvirkštiniai, žodžiu, pamatysit. Nežinau pusę pavadinimo, bet veikia. Dar kelis setus. Tai ką dabar matėt. Šiaip darau, kol nebepadarau normaliai. Tai dabar atėjo tas momentas. Tai va, pradedu, kaip matėt, su holdu. Kiek galiu, daugiausiai išlaikau. Ir tada tiesiog pratęsiu su paprastais repsais. Tai va, dabar eisim prie plačių pristraukimų. Yeah, buddy! Highway! Vėliau baigiau su pristraukimais. Nežinau, padariau gal kokius 5-6 setus. Po kiek repsų net neskaičiuoju. Nes darau visą laiką iki failure, nes tai, manau, optimaliausias būdas treniruoti raumenį, kad pasiekti hipertrofiją, kaip ten vadinasi. Tai pradžioje tie dipsai, kur ką tai dariau, yra pasunkinta forma dipsų. Mes su draugeliu juos vadinam žudikais, nes pizdės kaip išvargina. Ta prasme, čestas, pečiai, nugara ir koras. Viskas, taip gerai dirba ant šitą. Jaučiu vienas mėgstamiausių pratimų. Ponaičiai ir ponius ir visi ponaičiūnai. Baigiau savo workoutą. Visai gerai papušėjom šiandien. Varau namučių, atsipraust. Dabar yra po 6:10 mano laiku. Lietuvos laiku turėtų būti apie 12 valandą. Tai varysim atsipraust. Susižiūrėsim reikalus, varysim tikriausiai kažkur pavalgyti. Gal aprodysiu savo universiteto kavinę. Šiaip yra 2. Tai mano kempusas yra padalintas į 2 dalis, žodžiu.
Viena ir antra, tai yra dvi kavinės. Viena belio kokio dydžio, maistas pakankamai pigus, skanus. Tai labai faini. Šiandien valgiau ramenų, kur gali pats susidėlioti viską, žodžiu, susikrauni į lėkštę, nelėkštę, į padėklą, ką nori, ingredientus, kokius makaronus nori. Ir tada tau išverda jos, kokią nori sultinė, karoči. Gali būti aštrus, ne aštrus, koks nori. Labas rytas, babužiai. Dabar yra beveik 8 ryto, prie kažkur viena diena nuo mano paskutinio filmavimo, nuo varkiauto. O dabar mes važiuosim į Forbidden City. Tai vis dėlto atvažiavam ne į Forbidden City, atvažiavam į Kusto muziejų. Palei planą, žodžiu, varysim į tą dalyką vėliau. Dabar varom į kitą muziejų, tada pavalgyti ir tada į uždraustą miestą. Me and the boys going for a couple of pints. Žodžiu, jau išėjęs į pensiją laivas, su kurio keliavo lyderis kažkoks. Tai jis tarnavo 20 metų, tai yra pabūglos. Taip atrodo iš arčiau. Va, turim gazo pedalą, turim stabdžio pedalą, turim du vakateriukus, jeigu užsimanai kažkur paplauk netolies, ar kažkokį, tai va, užsisakyt boltą, dar kažką. Čia, kaip suprantu, tai nebuvo, pačilint, kortam sumest. Čia nelabai matas, bet čia viena iš kajučių. Pačilint. Čia va darybų stalas, kaip tikriausiai pokerį žaidė. Ką turim Louis Vuitton mobiliatę. Palei idėją viskas yra fakė, viskas kamera. O šiaip šitas muziejus tai tiesiog kustomai, ką žmonės bandė atsivežti ir šiaip apie istoriją, kaip keitas visi tie mainai, tarp jūros, orų, nu žodžiu, visokių nesąmonių. Labai daug kažko įspūdingo nėra, bet įdomu sužinot. Lemma šitas bičas tai tikrai kažką matęs. Užsukom pasistiprint, pasiekėm kelionės tikslą pagaliau. Žodžiu, nusprendėme eiti iš kitų vartų. Tai čia dar tik pradžia ir jau atrodo taip įspūdingai. Čia, žodžiu, visas miestas yra. Sakė, kažkur 91 futbolo laukas. Ir tik 1% yra atidaryta publikai, nes viską kitą renovuoja. Tai, žodžiu, čia gali vaikščioti visą dieną. Dar vieni vartai. Opa! Čia biškai įspūdingiau. Tai pagaliau pamatėm pirmas 3 palasas, nežinau, lietuviškai. Tai šį čia, žodžiu, darydavo egzaminus, kur rinkdavo žmoną princesiai. Čia būdavo imperatoriaus chillspotas prieš mitingus, o čia buvo patys mitingai. Tai, žodžiu, visai interesting. O, iš čia taip gerai miestas matos. Ar neironiška, kad uždraustas miestas yra dabar pats lankamiausias miestas? Tu bachūrai šilnom? Labas. Atėjom pasidėdavo, pasisdelis. Šiaip galėčiau priprast, kai imperatorius apūsimis. Treti vartai, let's fucking go. Tai, man rodos, toliau biškai geresnis vaizdas. Čia, kaip suprantu, įvedinėjom į tą vidinę jau vietą, kur vyrė gyvenimas, kur gyveno žmonos, karaliaus. Tai va. Čia viena iš Hateikių princesė. Sakyčiau, visai kukliai, taip nieko per daug neįsireiškia. Čia nelabai jau matas, bet čia yra vienas iš mėgamųjų. Taip interjeras atrodo Hatikės, visai, sakyčiau, padoriai. Nu, pagaliau gali kažkaip matyti žalumos, taip pat jam į soduką. Visai gražiai, sakyčiau, prižiūrėta aplinka. Gerai bus, kad pasidarbavęs kažkoks čia ūkininkas. Čia gan kietas medis, nes pasižiūrėkit, koks kamienas. Man rodos buvo specialiai sujungtas, nes nežinau, ar tai gali būti natūraliai, bet atrodo kietai. Nusikalta šitas dramblys tikriausiai, nes tiesiog kelienus jam kitą pusę užlenkė, sulaužė, nafik.
pasiėmiau biškį atšilt, nes šaltuoka, tai prasme šiandien belia koks ėjęs, šaltas toks. Tai biškį va reikia pasišildyti, karštą šokoladuką, labai skanu. Žiūrėkit, tokią skardimo mašiną turim, žiūrėk, kaip iš karo. Tai ko news babaužiukai, mano mėly? Tai ką, šiandien yra sekanti diena po uždrausto miesto turo. Tai peržiūrėjau medžiagą biškį ir supratau, kad, galėjau geriau įrašinėt, nes ne per daugiausiai papasakau apie tą istoriją visą, nes, tiesiog nebuvo laiko, reikėjo sektūro, kas ten kaip vyksta, žodžiu. Tai ką aš ten praleidau, labai daug nepraleidau, tai tam miestui yra apie 600 metų. 600. Aišku, dauguma pastatų yra neoriginalūs išlikę, vien tik dėl to, nes jie buvo mediniai, tai jis dažnai padegdavo, visokie gaisrai, žodžiu. Ten buvo nufilmuotas Paskutinis imperatorius filmas, ten toje vietoje būtent. Ir kaip minėjau prieš tai, kad netgi 40% vis dar nėra, man rodos, atidaryta visuomeniai, ar atvirkščiai 60% net. Žodžiu, dar didžiąją, gan nemažai dalies restauruoja to viso ploto, tai nežinau, kad atidarys turėtų būti įspūdinga pažiūrėti, nes šiaip tai labai įdomu, ta prasme labai gražu. Ir taip mes ne viską apkeliavom, mes ėjom labiau pro kairę pusę, tai praktiškai visa dešinė pusė liko neišeksplorinta. Nuoširdžiai pasakius, norėčiau ten sugrįžti pavasarį, kai jau bus biškai šilčiau, kai medeliai atsigaus, bus lapų, bus dar gražiau, žinoma, tai tikrai ten grįšim, nes reikia visą miestą išeksplorinti, ką čia dabar. Tik vieną pusę nuėjai, pamatai ir viskas, ką čia dabar. Tai reikia nuvaryti normaliai padaryti. O tas Customs muziejum, tai ten tiesiog buvo praktiškai istorija, kaip vystėsi mainai Kinijoje. Žodžiu, treidinimas visas, visokių tai dalykų nuo senų laikų su laivais, žodžiu. Rodė ten, koks pasieniečių gyvenimas buvo senais laikais, buvo laiškas vienas, kur pasienietis vienas ten turi būti apie kažkur pusę metus savo tam, nežinau, taške. Tai vienas iš jų gavo laišką iš žmonos, sako, kad nori skirtis, viskas, nebenori su tavim būti. Sako, turi vaiką, vienai per sunku auginti. Tai, žodžiu, tas sargybinis mirė. Tas pasienietis, tai rado jo tą laišką, tai žmogus atrašė, nu gerai, sako, suprantu, tai biški liūdnoka buvo, bet šiaip dar buvo visokių daiktų, ten kur matėt iškamšos visokios, tai ten bandė žmonės tiesiog prasiveš pro sieną jos, kažkoks į rusą visą tigrą bandė prasiveš, iš kur, kaip taip sugalvot, Tai va, o ką šiandien nusimato Game Nightas, organizuojamas universiteto. By the way, šita visa kelionė irgi buvo universiteto suorganizuota, tai praktiškai 2 muziejai ir maistas, man nieko nekainavo, 0 znič, nežinau. Tai va, šiandien laukia Game Nightas, 3 valandą, 3 valandas bus kažkokie tai žaidimukai. Šiandien buvo Laundry Day irgi, tai pasidariau tokį gulfiką traction, kad galėčiau savo rūbus pasidžiauti. Nusipirkau tokį siūlą ir, žodžiu, išvežiojau taip, kad galėčiau paskabinti viską. Čia matote, yra tokie kabliukai. Čia yra viena pusė užkabinta. Čia yra padarytas kitas užkabinimas. Čia yra toks sujungimas toks. Ir tada jis eina tenai ant rankenos lango. O čia visi kiti daiktai pakabins. Esu proud, kad šitą dalyką padariau, nežinau. Visai gerai atrodo, tik tai dar, aišku, nežinome, koks efektyvumas šito viso daikto. Gal iš esmės čia nedžius. Bet šiaip atrodo, kad viskas turėtų būti normaliai. O mano antena. Tai ką, tokie update'ai. Kol kas viskas good, kol kas nieko blogo nenutiko. Rytoj paleidėje turėčiau rašyti savo kinų kalbos placement testą, kuris parodys mano kinų lygį ir nuo to mane paskirs į man priklausančią klasę. Tai reikės jau irgi pasiruošti biškį. Tai va, tokios naujienos, tokios tokelės. Užsukam pavalgyti, baigiam valgyti. Čia yra va mokykla. Ir beveik kiek vaikų. Net neįsivaizduoju, ką čia daro. Pirma kiniečių klasė. Mokinsimės kaip rašyti. Žodžiu, pasiplaino viską. Visi gavom palentą. Merinais. Ką, gerdėjom babaužį. Tai praėjo keletą dienų nuo
mano paskutinio įrašinėjimo. Tai jau einu į kursus, į visokias žodžių pamokas. Irgi yra dabar tesavimo savaitė, tai pasižiūri, kokie tau patinka dalykai, kokie nepatinka ir paskui pasirinki. Tai jau pradėjom mokintis kiniečių. Tai žodžiu, viskas atrodo taip. Žodžiu, visas principas yra per programėlį rašyti savo balsą, kaip tu mokinės, bet kas gaunas, tai kad tiesiog atrodo padarai tokį pat garsą, bet, neįnant, tiesiog neįnant. Pusę valandą sėdint. Wait. Oh, what the fuck? It shouldn't be like that. Wait. Next one. Next one, what? Oh, I'm a pro? Okay. On camera, this is žiūrėkit, dabar vieną žvaigždutę, balsas Čia manau. Ir čia taip pasarąją valandą, taip kai kiautis į kambarį rėkaujam savo. Tai ką, ponios ir ponai, praėjo keletą dienų. Tai, žodžiu, yra daug update'ų. Dabar skubu į interviu. O kol einu į interviu, papasakosiu viskas, kas nutiko per pastarąją savaitę. O kadangi einu į interviu, reikia persirengti, uždėti formalesnius rūbus ir atrodyti, kaip sakant, padoriai. Tai va, kaip rantai, žodžiu, matau, kad laiko nėra, čia daug ką jums pasakot, tai papasakosiu viską po interviu. O ką, apie ką tas interviu ir aplamai visą kitą papasakosiu po jo. Tai ką, palinkėkit man sėkmės ir susitikim greit. Atvaram pasistiprinti. Va, jau baiginėja rantai. Labą. Šitą sumokėjau beveik 2 eurus. Čia yra krosasinas, bet sutraišytas kažkodėl. Šiaip nėra blogai. Nėra blogai, bet galėtų būti geriau. Pagaliau grįžau namo po visų reikalų. Praėjo kažkur, kaip minėjau, daugiau negu savaitę po paskutinio įrašinėjimo. Įvyko nemažai dalykų. Tiesą sakant, nelabai turėjau daug laiko įrašinėti arba kažką ten šnekėti į kamerą arba tiesiog biškinėjau. Bet kas įvyko, tai praktiškai prasidėjo normalios pamokos jau. Pradėjau eiti į kinų kalbą 4 kartus į savaitę. Aišku, dar yra ir kiti moduliai, brand managementas ir principles of management, Chinese business environment. Žodžiu, yra ką veikti, tai užima nemažai laiko ir kai jau baigės tavo diena, tiesiog nebėra to didelio noro kažką šnekėti kamerą ir panašiai, bet kadangi vyksta įdomus dalykai, tai va, kaip minėjau, šiandien turėjau interviu į social media marketing specialisto rolę mokyklai, tai šiaip nieko ten įspūdingo, tiesiog marketingas su socialiniam medijom, bet šitą dalyką darau dėl to, nes gaučiau rekomendacinį laišką, o planuose jau yra daryti praktiką Kinijai, irgi tokios naujienos. Buvau išvykęs į muziejų, bet nieko nefilmavau tenai, turiu 1-2 nuotraukas ir trumpą video. Tai žodžiu, ką dar, buvo mačiantė draugo gimtadienį vieno, varėm į karaokę, prisidainavom, žodžiu, prareikiau biškį balsą. Ai, by the way, dar buvau kirpyklą. Visai neblogai, ta prasme, kaip Europos standartai, sakyčiau, nėra per geriausia kokybė, bet Kinijos standartais visai normaliai. Sumokėjau 42 juanus. Čia pavertus į eurus gaunasi virš 5 eurų su biškį. Ta prasme, už 5 eurus taip apsikirti, šiaip nenorėjau kirti viršaus, nes bijau, kad sugadins, turėjau gimtadienį prieš tai sakai, gal paliksiu tai tiek. Kitą kartą reiks nebijot. O ką dabar? Dabar turim kai ką parodyti. Šiaip atėjo toks siuntinukas, kurio labai laukiu. Tai pamatysit, kas čia. Tai let's go. Tai va, žodžiu, sugalvojom nusipirkti tokį dalyką, kuris biškį atgyvintų visą šitą atmosferas mano kambarį. Ok, čia jis prisikabina su vinim
nėra gerai, nes aš nelabai čia galiu kažką kalt, galiu tik tai klijuot. Jūs net nepatikėsit. Ta prasme, tikrai nesitikėjau, kad taip gerai ir lygiai atrodys. Kadangi man patinka labai cyberpunkas, cyberpunko visas tas premisas ir Porsche, tai kai šitą pamačiau internete, talba. Ta prasme, aš... Tai... Nu, negalėjau nepirkti. Nu, tiesiog. Badai, šitą sumokėjau 80 juanų, tai čia gaunas biškai daugiau nei 11 eurų. Už šitą. Insane. Užtek šnekėt, varau pasportuoti į džimą. Ir šitam epizodui tikriausiai tiek. See you next time. Psych! Naudosim labiausiai moksliškai patvirtintą metodą, kaip tiesiai pakabint. Tai, kaip sakant, vadinasi iš akies. Ta prasme, beleka. Ta prasme, hebra, žiauriai gerai atrodo visi. God motherfucking damn! Jūs tik pažiūrėkit, kokie anglesai, jūs tik pažiūrėkit, kokios spalvos. Čia yra, nežinau, čia yra beleka. Visą laik norėjau kažką turėti kambarį su Porsche, manifestint, tai dabar turiu ir Porsche, žodžiu, ir cyberpunko kažkokį tai artą, tai ta prasme. Su šitokia nata ir užbaigsiu šitą video, tai jeigu pažiūrėjote iki galo, paspauskite tą subscribe, laiką, susitiksim kitose video ir iki greito. Ciao.